Kalba Vilniaus oro uosto informacijos centras. Informuojame, kad dėl Lietuvos oro erdvėje užfiksuotų kontrabandinių balionų šiuo metu stabdomas dalies skrydžių vykdymas. Skrydžiai kai kurias šiltas kryptis Antalija, Hurgada, Šarm el Šeichą, Heraklioną ir Kanarus yra nukeliami arba atšaukiami neribotam laikui. Kam Lietuvoje per šalta, kviečiame į oro uosto pirtį. Atsiprašome už nepatogumus ir prašome keleivių sekti informaciją oro uosto švieslentėse bei kreiptis į savo oro linijų atstovus dėl tolimesnių kelionės galimybių. Dėkojame už jūsų kantrybę ir supratingumą. O kad laukimas ant žemės neprailgtų, jūs palinksmins pilotai Radžis ir Anatolijus su stardesėmis. Mano žemė nėra krašto, kiek mačiau iš debesų. Parūkykim tiek ant žemės, kol vėl skristi bus saugu. Mano žemė nėra krašto, Lukašenkai nėra ribų. Jo balionams nėra galo, mums juos gaudyt nėra jėgų. Balti balionai, skriskit atgal po velnių. Kilkit balti balionai, nes aš pakilt negaliu. Žemėj tupiu, verkiu ir kenčiu. Mano žemėj Ruginienė sako tautai per žinias. Supraskit, kad balionai skrido skris, kur vėjas neš. Kilkit balti balionai, skriskit atgal po velnių. Kilkit balti balionai, nes aš pakilt negaliu. Žemėj tupiu, verkiu ir kenčiu. Kilkit balti balionai, skriskit atgal po velnių. Kilkit balti balionai, nes aš pakilt negaliu. Žemėj tupiu, verkiu ir kenčiu. Dėkojame mūsų šauniesiems pilotams už kantrybę. Tik man labai įdomu, mielas kolega, jūsų aviacijoje kažkiek raukėt. Ne, tai aš viskame labai daug. Pažiūrėk, kiek yra tų, nes matai, Radžis kaip zebras vaikšto su tais antsiuvais. Kiek ten? 1, 2, 3, 4, 5. Nu, matai, jisai gal pilotuoja kažkokį tai. Ne, tai matai, laivo vadas turi 4 antsiuvus, antrasis pilotas 3. Nu, Radžis turi visas. Atspėk, ką vairuoja Radžis, ką pilotuoja Radžis? Žirga. Na gerai.